Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime problemų, kokių turite ir kas tai sukėlė, ir problemų sprendimo būdus. Pažiūrėkime, kokių problemų turite. Kokių problemų. Viskas sukasi apie tai, kad einate su kažkokiu žmogumu. Per savo sėkmės galbūt. Negalvodami per savo sėkmę ir jam atiduodate gal. Ir vėl jisai krenta taip. Jam. Kas prie jūsų prisigretina, kažkaip pasiima jūsų sėkmę. Atrodo jūsų sėkmė. Bet tas, kas prisigretina, jisai žvalgosi jūsų sėkmę. Jūsų sėkmę šeimoje. Galbūt teiraujasi, kaip sekasi su tuo ar anuo. Galbūt yra nusivylęs pats žmogus savo bandymais sukurti sėkmę. Dėl to jisai bando prisiartinti prie jūsų. Ir jisai žino, kad bijote. Kažkaip susieiti kartu, bet jisai vis tiek yra šalia. Jisai nori draugystės, o jūs to bijote. Jisai bijo, kad jūs nesužinotumėt to, kad jisai nori tos sėkmės jūsų. Kad per jį jums nesiseka. Ką jūs turėtumėt padaryti? Ar jūs norite būti su tuo žmogum? Pažiūrim, ar norite jūs būti su tuo žmogum? Jis yra. Jums galbūt yra linksma su juo. Bet ar tai nėra laikina? Jūs tarsi norėtumėt dalintis tą sėkmę, kad jisai taip pat gautų, bet ar jisai taip, jūs norėtumėt dalintis ir su kitais žmonėmis savo sėkme. Jisai tą sėkmę kažkaip paverčia į juoką, lyg aš čia pats pasidariau, o jūs taip pat turite savo sėkmę. Kad jūs turite daugiau, nereiškia, kad iš jūsų reikia ją atimti. Jisai galvoja, jūs turite tiek daug, jūs apsirūpinus, tai ir man tegu duoda. Ir jisai paskui kažkaip nelabai gražiai kalba apie jūs, apie kitus, kad jisai lyg tai pasigiria kažkam. Gerai, pasigiria. Ką jums daryti su šiuo žmogumi? Jeigu jums nieko nereikia daryti, jums reikia džiaugtis gyvenimu, galbūt nunulinti situaciją, nebebendrauti arba kažkaip tai svajoti savo gyvenimą, kaip jūs norite gyventi, o ne žiūrėti, kaip kiti nori jūs matyti.
Taigi, ką jums reikia padaryti, tai nusinulinti. Pradėti kažkaip naujai, šviežiai, atsišviežinti, nebeusispausti kažkur. Galbūt spaudžia žmogus dėl sėkmės. Nes sėkmę reikia dalintis, jam kažko trūksta vis ir kankinasi žmogus. Nebesikankinkite, nusinulinkite. Nereikia atiduoti sėkmės, jos išbalansuoja tai. Galbūt turėtumėt atsitraukti. Taip. Nes jis pasiima, kažkur žygiuoja, pasakoja kažkam, kad yra sėkmė, o jisai nepasistengia dėl to. Toks vaizdas susidaro, kad nepasistengia. Gerai. Kokia yra dar, galbūt kažkam yra dar problema, kurią galėtume apžvelgti ir jos sprendimo būdai. Kokių turite problemų? Taip. Kažką laikote, norėtumėte atimti nuo kitų, savo laikyti, kas yra čia laikoma. Kad tas pats, imti reikia kitą kaladę, kas yra laikoma. Tai jau pažiūrėkime. Taip. Kas yra laikoma? Taip. Kas yra laikoma? Laikoma vėl užlaikyta. Kažkokie tai, kas, žmogus užlaikytas, užlaikyta moteris lygtai. Kažkas spaudžia, galbūt dėl jūsų spaudžia, galbūt jisai turi, kažkas turi, ką duoti, ką pasiūlyti, bet jisai šykšti jums. Būtent jums, nes jūs atrodo turite ir jis užrakina. Kokia šykštumas problema, kaip čia, kodėl viską. Štai ir jis. Sakau, aš turiu. Pas manęs žydi. Žmogus, judantis žmogus. O jeigu atsistoja, šykštus būna. Jeigu juda, jis rodo save. O jis uždaro. Jūs emocijų vandenyne. Kas čia? Aha, sako, pasirink vieną. Sako, sustok, pasirink vieną. Nu, jisai, nori, mato vieną, mato antrą, mato galbūt jūs. Katra palankiau kalba, katra palankiau bendrauja su tai ir duoda kažką. Katra jam padeda galbūt. Vieną laiką uždaryta. Kažką nesusikalba su kažkuo. Šykštumas tarp moterų. Ir kas nepasiduoda.
Kodėl jis neina į vienus santykius, sako, pasirink vieną. Kodėl jis neina į vienus santykius, pažiūrime. Kodėl? Kažkas pasibaigė yra. Jisai neatsinaujina. Kodėl? Nes šykštus žmogus, va. Apsikabinęs laiko ir viskas. Ai, šykštumas problema. Kaip tą įspręsti? Ar čia... Kaip įspręsti? Pasirinkti vieną. Kaip išspręsti? Kaip išspręsti? Turi pokytį daryti žmogus. Labai stiprų pokytį. Be jokių dramų, be nieko. Galbūt kažkokia žinia ateis. Ir tada žmogus galės pasirinkti taip savo svajonę. Jis kažkokiuose svajonėse paskendęs ir bijo tų pačių svajonių. Kad ar taip gali būti, nejaugi. Bijosi, ginasi, bijo savo tus resursus kažkokius prarasti. Nors čia yra kažkokia tai šeima, stiprybė. Kas čia? Ir draugystė, svajonė, balansas. Kad sutelktų, reikia sutelkti visą savo jausminę sritį ties vienu žmogum. Ir tada jisai bus nugalėtas. Kažkas turi jo laukti. O jisai nepasirenka. Jisai nori namuose kažkokios tai moters, o jisai jaučiasi tai vienišas. O nori vaizduoti kažkokį tai karalių. Tai neapgaudinėkit savęs, suraskit vieną žmogų, kuris lauktų pilnu vaišių stalu. Ir tada bus gerai, jausitės kaip karalius. Tai būtų šitaip. Nes čia, kaip supratau, buvo ankstesniuose videoje, kad panaši situacija, kad neišėjo. Dabar pažiūrėkime, kokia yra problema ir kaip ją išspręsti. Kokia problema ir kaip ją išspręsti. Taip, pabėgimas. Kodėl bėga? Meilė. Pabėgimas iš santykių. Kažkoks tai negalėjimas veikti link santykių. Kad sukurti tą šeimą. Ar santykį. Ką daryti? Sutelkti savo pajėgas. Resursus kiek įmanoma sutelkti į ką? Į ką galima sutelkti? Sako, jūs galite viską padaryti, tik tai aukite. Aukti reikia. Žiūrim. Ką padaryti? Galima padaryti. Kažkas mokina, klausyti reikia, kažkas mokina, kaip eiti į santykį, kaip ne piniguose laimė, jausmais vadovautis.
Ir kad tas kitas žmogus atsivertų jausmais, priimti duodamus šansus, nenusisukti nuo viso to, suremti tas 2 taures, eiti kartu. Problema yra jaunystės. Žiūri, galbūt žmogus kaip užsidirbti pinigų ir nori santykių. Taip, darbinė korta. Užsidirbti pinigų ir griūna. Užsidirbti pinigų, darbas ir griūna. O kodėl griūna? Nes jausmais turi vadovautis. Turi paaugti iki jausmų. Ką reikia daryti? Pasirinkti. Teisingai pasirinkti. Palikti nušalytus nepasitenkinimą, kas kelia. Gali daug kas kelti nepasitenkinimą ir palikti tai nušaly. Pailsėti, nusimesti naštą nuo pečių. Galbūt kažką tai pasidalinti naštą su kitais. O kodėl jūs vienas tempėte? Kažkas taip sakė? Čia sako, kad sakė jau. Jūs turite daryti taip ir taip. Ne. Jūs turite bendrauti ir su kitais, kas tai jau darė, kad nuspręstumėte teisingai. Nes kitaip kažkam atiduosite visą tai. Kažkam atiduosite, kas yra jūsų. Kažkam ir tai bus praeitis jau. O kad laimingi būtumėt, reikia džiaugtis. O nekentėti dėl kažkokių pasibaigusių meilių. Tai va taip. Džiaugtis visame kame. Taip. Tai kokias problemas turime? Kokias problemas turite? Kas vyksta? Kokios problemos dar gali būti? Čia taip, pažiūrėkime. Gerai. Per didelis krūvis, reikia pailsėti. Nešioja jausmai į vieną tai į kitą pusę ir nusivylimas ties savo dalykais. Kad jūs pavargote, yra kažkokia tai problema. Jūs pavargę neįsirenka teisingai, kaip tai užbaigti. Pavargę neįsirenka teisingai, kaip tai užbaigti. Pažiūrime, kodėl jums nepadeda. Nepadeda, nes nenori. Žmonės jau atsikandę viso to. Jie pasiėmė savo taurę. Jie jau nebenori tų iliuzijų, tų bangavimų. Jie jau žino. Galvoja, kad dabar nereikia padėti. Nesupranta. Jie atsisėda į savo sostą ir apsimeta kvailiu kažkokiu tai. Naujos pradžios pradėtos yra. Nauja pradžia, jeigu prasidėjo su kova, susipykimu, jūs esat susipykę dėl kažkokių savo naujų pradžių, kur jums našta yra, jums dėl to ir nepadeda, nes jūs susipykote pradžioje. Ką daryti? Ką daryti?
Čia sulėtinti tempą, neskubėti įvykiuose. Ar sulėtinti tempą, kas vyks. Lauk. Jo, greitai. Kova, greitai. Duo šansą greitai kažkas pasikeis. Priimti šansą reikės. Bus šansas, jausmų pilnas šansas sukurti kažką tai gražaus. Gražios intencijos, gražios idėjos. Tai labiau apie šeimą, apie gerus dalykus, geros žinios kažkokios artės. Taigi, priimkite šansus ir nusimesite naštą. Kas jums užkrovė šitą naštą? Kas užkrovė? Pažiūrėkime, kas užkrovė. Norėjimas daugiau. Gynyba. Jūs gynėtės to, ką reikėjo išmokti. Ir tai jums tapo našta. Nes jūs neišmokote kažkokių pamokų. Taip. Kas jums yra našta? Jausmai. Kas jums yra problemos, naštos? Kokios problemos? Per daug jausmų atiduodate, sielvartaujate dėl kažkokių jausmų. Atrodo, bėga upeliais ašaros, nieko negalit padaryti, skauda širdį ir panašiai. Kas čia dėl ko? Negalite sustoti, savo skauda širdį greitai. Dėl savo pykstate, dėl to, kad neįsigyvendina troškimai. Kodėl jie neįsigyvendina? Kodėl neįsigyvendina? Kodėl neįsigyvendina? Yra kažkokių prisirišimų, priklausomybių, per daug prisirišot prie kažko. Ar tai prie darbo, ar tai prie jausmų kažkokiam tai žmogui, ar tai prie pačio skausmo prisirišot ir niekaip atsirišti negalite. Kas jums gali padėti? Griūtis pabaiga. Griūtis pabaiga visiškai turi nutraukti viską, kas jūs skaudina, viską užbaigti, uždaryti, keisti galbūt gyvenamąją vietą. Čia dėrėtų išvykti. Ar padėtų išvykimas. Nes čia jau viskas, galas, čia jau yra pabaiga, čia nieko nėra, nieko. Visiškai, kiek jūs pyksit, kiek jūs svajosit, čia nieko nesigaus. Jausmai jau yra per viršų, jau eina, jau čia jūs kankinatės ir nieko čia neišeina. Taip paveiktų jums atsigauti, jeigu nusinulintumėt ir galėtumėt viską pradėti nuo pradžių. Išvykti ar padėtų. Reiktų ateiti pas kažką su jausmais reiktų. Kažkam pasiūlyti draugystę. Kitaip nieko nebus. Bet su švelnumu, su jausmais, be pykčio.
be greitumo, be skubėjimo. Kas dar padėtų? Galbūt vyresnis žmogus padėtų dar, mama ir panašiai, galbūt sesuo padėtų jums susivokti, pasakytų, ką daryti. Arba sako, ką daryti. Nustokite liūdėti, nustokite, viskas yra baigta. Tai va taip. Nes griūtis, pabaiga ir velnias, tai čia yra baisu. Tai sugriovė jums viską. Prisirišimai. Galbūt kūniški prisirišimai, galbūt alkoholis, priklausomybės, azartiniai lošimai, dar kažkas. Čia tiesiog visa sumaištis kilo dėl to, kad jūs tiesiog negalite nei miegoti ir jausmai jūsų yra išsibalansavę. Taigi, kokios jūsų problemos ir kaip galima jas spręsti. Jūsų problemos. Jūsų problemos. Greiti įvykiai, greitai padaryti sprendimai. Per greitai priimate sprendimus, kurie atneša jums geras naujienas, džiaugsmą jūsų gyvenime, bet jūs nespėjate pailsėti galbūt. Arba turite atsipalaiduoti kažkaip, pailsėti, kad galėtumėt priimti sprendimą tinkamą sėkmės link, kas jums ryžtingai priimti nereikia kariauti su kažkokiu žmogum, kuris gali pykti. Galbūt jūs jau laimėjote, bet nereikia rinkti tų nuoskaudų. Čia galbūt vėžio ženklai, liūto ženklai. Metas tiesiog pailsėti, sudėti ginklus. Sudėti ir pailsėti. Užteks jau kariauti. Čia kažkaip tokia kaip konflikto zona. Taip. Taip. Kai jūs pailsėsite, jūs sukursite aplink save daug visko. Viskas įsišaknyja jau pas jūs. Jau jūs turite pamatą, jau jūs žinote, kaip elgtis. Tik tai nesiginkite to, kas esate. Nesiginkite ir priimkite save tokie, kokie esate. Pasirinkimas jūsų rankose. Yra šansas išvykti, matau. Ir vykite. Kodėl jūs stabdote? Trūksta energijos. Dėl ko trūksta energijos? Nustokite pykti. Kodėl trūksta energijos? Pažiūrim. Nes yra prisirišimai. Trūksta energijos. Prie kažko esat prisirišę, prie kažkokių tai... Galbūt sakote, kad viską galite patys. Galbūt paprašykite kažkieno pagalbos, jeigu jums yra svarbu. Su jumis buvo Tim, kas tiki.
rašykite žinutes į gmailą tarotiem, kas tiki@gmail.com. Taip pat komentaruose taip pat galite rašyti. Ačiū Jums.